pradėt. Labą dieną visiems Lietuvos žmonėms, ypač kauniečiams. Noriu atsakyti į klausimus, kur žmonės siunčia ir klausia. Pirmas klausimas. Kodėl mokame už karšto vandens gyvatuką? Taip, jeigu prisiminus tuos laikus, kada gyvatukas buvo nemokamas, reikėjo kažkam pasipelnyti, įvedė tą mokestį, kur gana daug surenka į Kauno Energiją ir šitos pinigus turi kur padėti. Gyvatuką mokestis, skaitau, kai jis nereikalingas, nes mokame už karštą vandenį, gaunam sąskaitas, o atskirai, tai čia grinai yra pasipelnimo reikalas ir įvedė tą gyvatuką. Galima, žinoma, jį ir atkeisti, jeigu savivaldybės dirbtų savarankiškai, paimtų ir atkeistų, viskas yra miesto tarybos žmonių rankose. Antras klausimas. Kodėl įvesta šalto vandens abonentinis mokestis? Čia tikrai pikta, man būnant meru irgi buvo norima įvesti abonentą. Aš taip pat uždaviau klausimą, kiek naujų gręžinių jūs padarėte Kauno vandenys. Ne viena nauja gręžinį nėra padaryta, bet užtat įvedė abonentinį mokestį, kad galėtų Kauno vandenų valdžia prisipirkti naujas mašinas, geras, ir reikia, kaip sakant, ieškoti tų šaltinių, iš kur dar galėtų paimti ir išsunkti žmogaus. Tapęs meru iškart turbūt atkeisčiau abonentinį mokestį, nes vandens Lietuvoje geriamo pilnai užtenka ir naujų gręžinių Kauno vandenys nėra atlikusios, nėra vedusios, viskas yra dar iš sovietinių laikų. Į tą abonentinį, paskaičiuokim, po 3 litrus, kiek tai ima už abonentinį, per visą miestą susidaro milijonai. Užtat turi iš kur pirkti mašinas naujas, todėl kad miesto valdžia taip leido. Čia viskas priklauso nuo miesto savivaldybės tarybos darbuotojų. Nuo jų. Gal kai kurios partijos turbūt gauna kažkokį tai atkatą ar panašiai, kad tokį mokestį leido įvesti. Kitas klausimas. Kodėl savivaldybėje surenkami mokesčiai visi nueina į biudžetą? Taip, kadangi savivaldybės gyvena socializmo laikais. Jeigu prisimenat, anksčiau Tarybų sąjunga surinkdavo iš visų respublikų biudžetą ir dalydavo Lietuvai, tiek Latvijai, tiek Estijai, tiek tas pats, taip ir išliko iki pačių dienų. Šiandien visi surenkami pinigai nueina į valstybės biudžetą, užtat ir gali švaistytis pinigais, turėti 17 patarėjų, kada buvo pirmininkavimas Europos Sąjungoje, matėt, kiek buvo priimta papildomai darbuotojai, ant kokių atlyginimų. Jeigu reikia kažką ištirti, taip pat sudaroma darbo komisijos, tom darbo komisijos nedirba dykai, jie mokami didžiausi atlyginimai. Ir mano tikslas, kažkuri savivaldybė turi pradėti kovoti už tikrą savivaldą. O tikrą savivaldą, kada visi mokesčiai, pavyzdžiui, Kaunas surinkęs mokesčius, 15 procentų, daleiskim, čia yra diskusijos klausimas, deleguoja tam federaliniai, sakykime, valdžiai, vyriausybei, Seimui, o visi surinkti mokesčiai lieka Kauno. Kaip pavyzdį paminėsiu, pavyzdžiui, benzino kolonėlių, pilnas Kaunas pristatytas, iš akcizo surenka per metus beveik 12 milijonų akcizo, Kaunui skiria 2 milijonus, o turėtų būti atvirkščiai. Visi mokesčiai lieka Kaune, kadangi tuo oru kvėpuoja kauniečiai,
vis tiek tos benzokolonėlės skleidžia, kai sakant, nuodingų medžiagų viską, benzinas žinoma, kad nuodingas yra. Ir 15% nuo surinkto akcizo atiduoti vyriausybė į biudžetą. Tada būtų tikra savivalda. O dabar visi mokesčiai pasiima, paskui jeigu te geras arba savas meras, Kaunui tiek biudžetas, Klaipėdai tiek ir panašiai. Tai po šiai dieną praėjo 24 metai, Lietuvoje dar nėra tikros savivaldos. Tam renkami tarybos nariai, kurie turi spręsti transportą, kaip turi transportas dirbti Kaune, kaip prekybininkai turi prekiauti. Tai yra miesto tarybos, išrinktos tarybos narių tarybos reikalas. Nustatyti prekybos taisyklės, nustatyti transporto taisyklės, kaip taksistai dirbti, ar pagal patentus, arba įmonės, ar galų gale, kaip sakant, raciją padaryti miesto ir prašau visi taksistai įsiperka abonentinį tą mokestį, tiesiai pinigai įkrenta į biudžetą ir tu nori dirbti, nori nedirbti, mašina techniškai turi būti tvarkinga, o ne taip, kai dabar prisikūrė firmelių taksi ir mokesčių. Ar ten moka tos firmos, ar nemoka, irgi neaišku. Leisti kitaip. Įsiperka taksistas patentą, tas patentas įkrenta miesto į biudžetą, į miesto biudžetas surinktų labai didelius pinigus, negu dabar, kad surenka iš tų įsikurtų įmonių. Tik tai tokiu keliu reikia eiti. Kokie jūsų prioritetiniai darbai, kokie būtų? Prioritetiniai darbai būtų pirmiausiai, turi taryba susirinkti, nuspręsti, kur dėti, ar statom gatves, atremontuojam, kad vieną kartą Kaunas atrodytų kitaip, kiemus išasfaltuojam, ar tai duodam, kur yra įsikūrusias bendrijom, kažkiek prisidedam ir tiesiog priėm tokį nutarimą, kad bendrijos įsiasfaltuoja kiemus, prisidėdamos ir savo lėšų, surinkdamos iš gyventojų kažkiek, bet ir miesto savivaldybė turi kažkiek tai prisidėti, net į kiemus baisu įvažiuoti, tiesiog žiemą neišvažiuoja mašinos. Ir kaip sakant, tie kiemai kas metai būklė blogėja, jau, sakyčiau, Kaunas tapo kaip po karo miestas. Ir kur? Ar į kažkokias tai studijas, kur nueina, pavyzdžiui, ES lėšos. Niekas nežino, ne vienas kaunietis kažkiek tai gauna, o kur jos eina, nejaučia kaunietis, nejaučia žmogus, kad jam gyvenimas gerėtų. Šiluma kyla, kainos kyla, todėl kad mes perkam dujas elektriniai, kaip sakant, iš tarpininkų. Reikia tiesiai, kad valstybė pirktų iš valstybės, be tarpininkų. Tarpininkai susikrauna milijonus, šimtus milijonų, užsimesdami kainą. O kodėl valstybė, kaip sakant, Kauno miestas neperka tiesiai iš tų, kurie išgauna dujas ar panašiai. Nors dabar bus terminalas atsidarys, neaišku, ar tai bus gerai ar ne, bet manau, kad dujas pabrangs, o nebus pigesnės. Mokėsim brangiau kaip už Gazpromo perkamas dujas. Nes reikės vien laivo nuoma, 1,8 milijonų nuomos mokestis, transportavimas, dujų kaina, susidarys labai dideli pinigai. Manau, kad teks tai įeis į dujų kainą, kurį mokės vartotojas. Taip, kad nesidžiaugim ateitim geresnė, kurie taip gražiai meluoja, bet dar laukim sunkesnių laikų, ypač po naujų metų, kada bus įvestas euras, kada valdžia meluoja
išėję į televiziją, tas melas begalinis, tie, kurie pasiėmė litais kreditus, kad eurais kreditai pabrangs. Ir kada išeina Šimonytė ministrė ir pradeda kalbėti apie banko sudedamąsias dalis, tai tas paprastas žmogus nesupranta, o matote, bankas 3 sudedamosios dalis, viską. Tai geriau jį išėjus pasakyti, kad samagono sudedamasis dalis yra vanduo, mielas, cukrų, miltai ir kas stipresnis būtų katinas negyvas. Čia juokais pasakysiu. Bet kada kalba tokie aukštai, net ekonomistai nesupranta, ką kalba, išėję į televiziją, kalba apie sudedamąsias banko dalis, kodėl eurais teks mokėti kreditus brangiau, kurie litais pasijėmė. Vertim, tai yra tai žmonių mulkinimas ir 24 metai, kaip mulkina žmonės ir žmonės niekaip negali pabusti, atsibusti, kad tie žmonės, kurie 24 metus valdo Lietuvą, privedė šalį prie baudžiavos laikų, dabar iš baudžiavinės santvarkas pereinam į vergovinę, jau santvarka greitai taps vergais, tapsim. Ir visi tyli, dar tokios tautos nemačiau. Man širdis skauda, kada matau graikai, kaip kovoja už savo socialinės problemas, ispanai, tie patys portugalai, viską. Mes kažkodėl tai nemokam kovoti, vėl įsirenkam tuos pačius, kada gražiai prieš rinkimus pačiulba, o faktiškai nieko. Daug man užduoda klausimo, ką tu padarėjai. Aš atėjęs perėmiau Kauną skolom paskendusi visą. Buvo 50 milijonų Lietuvos dujom, 27 milijonai Televitai buvo skolingas ir 250 milijonų Lietuvos energijai skola. Į 30 milijonų pereikvotos skolinimosi limitas. Išeinant pasikelkit dokumentus, pamatysit, kiek liko. Ir 2000 metais, kada Kaune buvo gyventojų daugiau, turbūt per pusę daugiau, savivaldybei su valytojom, su vairuotojais dirbo 587 darbuotojai. Irgi galit pasikelti dokumentus, pasižiūrėti, kad negalvotumėt, kad meluoju. Paskui Kaunas aplenkė Vilnių 1150, paskui, kai spauda pradėjo rašyti, sumažino iki 900, dabar kažkas apie 700, bet pažiūrėkim, kas dirba. Dirba giminės, broliai, Buškevičius, Buškevičiukas, ne tik taryboje, kad dirba, bet dirba ir dar apšvietime, kaip sakant, Nausėdos visi giminės dirba savivaldybei. Kodėl tai plečia savivaldybė? Kadangi reikia sudarbinti savo giminės, brolius, seseris ir dar draugų draugus, todėl ir įsiplečia, kada popierį, kai nueinu į savivaldybę, matau vieną popierį, 2 mergaitės tą popierį neša į vieną tą patį kabinetą, tiek priimta, kur ant kiek sumažėjo, kaip sakant, o turto pačios savivaldybės, jis visas išprivatizuotas, kas liko. Kauno vandenys, autobusai, troleibusai atrodo sujungti, viskas, turgai išprivatizuoti, viskas išprivatizuota, ant kiek sumažėjo savivaldybės turto, valdomos savivaldybės, ant tiek turi mažėti ir biurokratinis tas aparatas. O čia atvirkščiai turto mažėja, žmonių mažėja, o biurokratinis aparatas lipa į viršų, plečiasi ir auga. Taip, kad čia reikia gilių permainų, reikia turėti stuburą, nebijoti, kaip sakant, susikauti ir su vyriausybė, nes vyriausybė, kaip sakant, ką blogai žmonės daro, štai ką pasakysiu, kada išrenka, imsiu kaip pavyzdžiui konservatorius. Išrenka konservatorius meras. Jeigu rimtesnius reikalus reikia tvarkyti, niekada nieks nekalbės su mero konservatoriu.
O pirmiausia, jis kalbės su konservatorių partijos pirmininku, susitars, tos skambutis merui, kaip po partinė linija, ir jie vykdo. Galiu jums priminti, kada buvau meru, Landsbergis man tiesiai akis pasakė: blogai, Šustauskai, kad neturim tave per ką paspausti, nes partijoje buvau pats aukščiausias, už mane aukštesnių nebebuvo, mane diktavo nei Maskva, nei Vašingtonas, nei Briuselis, niekam. Dirbau savo protu ir būdavo, kiek atvažiuodavo Seimo kontrolierius, kodėl netkeisti tarybos sprendimus, netkeisiu, važiuokit, durnų vyriausybės nutarimų nevykdau, taip ir perduokit. Ir jie niekaip neturėjo, buvo su tuo pačiu Vattenfalu, jie ratifikavo sutartį, aš neratifikavau, davai peržiūrėkim dar sutartis, kainas, viską, ir jie atsisakė. Tuomet puolė Rubikonas. Gaila, kad neatsinešiau tą, kur mano yra tarybos mėsų sprendimu nutraukti bet kokias derybas tolimesnės su Dalke. Ir Rubikonas buvo išvytas iš Kauno, neįlindo, bet paskui tapus kitam merui partijos Dalkė susitarė su partijos pirmininku, partijos pirmininkas savo partijos nariui esančiam merų nurodymai perėmė visų butų valdybos. Butų valdybas perėmė, Rubikonas žaizdas, City Servizas, viską, kur žino, tik rinkti pinigus, o jeigu reikia kokį remontą atlikti, jų neprisišauksit, neprisikviesit ir žmogus netekęs kantrybės susimoka savo pinigus ir pats atsiremontuoja, prasiveda vandentiekį panašiai. Daug tokių pavyzdžių yra. Ir visi, o ką tu nuveikė? Aš nestačiau auksinių tualetų, bet vienašališkai, o čia pabrėšiu, vienašališkai priėmiau sprendimą rekonstruoti Dariaus ir Girėno futbolo stadioną, kada atvažiavo pasaulio futbolo prezidentas Blateris. Ir aš galvojau, jis atvažiavo 5 valandą, nebuvo su kuo man pasitarti, galvojau, vis tiek pritarsi, aš ant gaitum protokolą dėjau parašą, kad 1,5 milijono savivaldybė prisidėsim. Nes kitaip, jeigu neprisidės, neduoda pinigų. Tai jie tiek visi užsiutę buvo, kad norėjo surinkti surinko, atrodo, surinko parašus. Čia buvo išrinktas, kam viršijau įgaliojimus. Taip, aš gal įviršijau juos, bet aš mačiau, kad pirmasis rungtynės parodė, stadionas lūžo, kada buvo Lietuva, Italija žaidžiamas rungtynės, kiek palika pinigų atvažiavę sirgaliai, tai ir verslui smulkiam, ir viską, kiek alaus išgerta. Paskui būdavo rungtynės su Škotija, tai škotai dar savaitę su sijonais gulėdavo ant suoliukų ir viešbučiam, ir valgyklom, ir kavinėm atnešė pelną. Vieną stadioną, paskui žiemos stadioną, prie ledo arenos pastatytas futbolo maniežas. Irgi pastatytas, įsakant, kapitališkai pradėjau remontuoti gatves, kai Savanorių prospektą suremontavau, tai po šiai dieną dar jo nieks neremontuoja, kadangi pats asmeniškai su Gyčiu komunalinių ūkių skyriaus vedėju važiavom ir miravom, ar išlaiko technologiją, ar deda tokį sluoksnį asfalto, kiek priklauso. Pamatė, kad važiuojame meras su skyriaus vedėju mėruojam, įsigandė, kitur jau dėdavo sluoksnį tokį, kai reikia, nebevokdavo asfaltą. Tiesiog neišmečiau žmogaus nei vieną už skolas iš butų. Ir sakant, ieškodavau, kelių, kaip tas skolas padengti. Ir miestas, kaip sakant, ėjo į priekį, nebuvo tiek nugyventas, kaip dabar. Ir įvyko tokio Kauno dienos, eucharistinis kongresas prie manęs, kur buvo sutraukta milžiniškai žmonių. Į to pačio Kairio skrydis aukštielninkų lėktuvu po tiltu, kuris neskrido po tiltu, kol nepadarėm saloj
nusileidimo. Ir labai teko kovoti ir aš nenusileidau. Jis sakė, jeigu nebus man saloje nusileisti, aš tą salą vis tiek stengiausi. Buvo projekto numatyta sutvarkyti, tai rengti estradas, kad koncertai gal vyktų. Tai jis tada skrido to, kada jam padarėm nusileidimą taką, kur kainavo 200 000 litų tas takas nusileidimą, bet valdybai turėjau, kaip sakant, tuomet ta valdyba buvo, valdybai turėjau, kaip sakant, persvarą ir vis dėlto nutarėm padaryti tą nusileidimo taką. Visi, sako, ką daug padarėm. Tikrai nestačiau auksinį tualetų, kur išmesti pinigai. Nežiūrėjau į žmogų, nežiūrėjau kokios jis partijos yra, žiūrėjau į jo kompetenciją, kad ar konservatorius, ar kas, nesistengiau taip pat ateiti, išvaikyti ir palikti, ką reikėjo, tą atleidau, o ką liko dirbti, dirbom ir negaliu pasakyti, ne vienas žurnalistas nerado, nors perverti kiekvieną mano pasirašytą lapą, kad būčiau įsivėlęs į viešuosius pirkimus, kažką pavogęs arba kažkur nešvariai kažką padaręs. Neatrado niekur, ne vienas spauda nerašė. Žmogiškų klaidų padariau ir tose baikerių šventėse, kaip sakant, su krepšininkais, kada tokiais 2-metriniais, aišku, nutarėm po lygiai, tai žinoma, neatlaikysi Einikio, Jankausko, paskui jau kada padauginiausi mane iššokti, tai čia lygų didžiausia tragedija buvo, bet tai nenukentėjo nuo to ne vienas Lietuvos žmogus, 10 metų dabar dar rodo, aš nebijau tos kritikos, kritikuokite, kur padarytos klaidos, padarytos iš klaidų ir mokomės, to gyveni, nedaro klaidų, kas miega, ir tai sako padaro, kad susisapnavęs pirstelį ir klaida gali būti labai negraži. Ką, žmonės noriu pakviesti, kad ateitumėt, nes vis dėlto lemia jūsų balsai, jūsų atėjimas, kiti, kaip pasako, oi, aš nebalsavau, už tave įmeti tą balsą. Jeigu norit, kad keistųsi miestas, kad keistųsi žmonių gyvenimas, ateikit tos rinkimus, vis tiek kitaip nepadarysi, rinkimai yra ir jeigu jūs neteisit, už jumis sumes tos balsus, ir įsirinks vėl tos pačius ir verksit, kad nėra teisybės, nėra visko. Pas mane yra devizas. Pirmiausiai nevok pats ir neleisk kitiem ir kiti nevoks. Viskas priklauso nuo vado, nuo viską ir visiems galiu drąsiai pažiūrėti į akis. Nieką nepavogiau būdamas meras ir esu toks pat ubagas kaip ir jūs visi. 80% gyventojų, sakant. Bet aš gyvenau ir kovojau ne dėl gerovės, mane netraukė joks biznis, man kartais pikta darosi, kada pirmą lindo į privatizacijas, į privatizacijas, vogi turtą, jau paskui, kai jau prisivokė, kad apsaugoti tą turtą eina į Seimą, eina į tarybą, eina dar kur. Aš pasirinkau vieną kelią, nuo 86 metų pasirinkau politinį kelią ir nesukūręs gyvenime jokį UABą, jokioj firmoje nedalyvavęs, nedirbęs jokių konsultantų niekur. Vienas kelias mano buvo politikas, kaip sakant, į numiršiu. Vienas. Todėl, kad prieš mirtį mane palaimindamas jo eminencija kardinolas Latkevičius pasakė, jis manęs nebarė, apkabino, pabučiavo ir pasakė, Šauskai, eik savo pasirinktų keliu, kuriuo eini. Ir tikrai taip išliko jo akys, jo žodžiai, šiandien girdžiu ausyse jos pasakytus žodžius, tai buvo žmogus iš didžiosios raidės.
Taip, kad žmonės laikas atėjo mąstyti, žinokit, kad po jūsų dar gyvens vaikai, anūkai, kad neprakeiktų jūsų, kad sakytų, kokią Lietuvą paliko mums tėvai, seneliai, viską, kad neturėtume tos kalties, kada tikrai grįžę iš užsienio vaikai, anūkai neturės, kaip sakant, kur pradėti ar verslą, viskas bus išnuomota, o darbo jėgos trūks, bus įsivežta iš arabų šalių, iš visokių kitų, trečiųjų pasaulio šalių. Ir Lietuvos, o gal tai ir yra į valstybės politika, kad Lietuvos vardas būtų ištrintas iš pasaulio žemėlapio. Ir šiandien tiek keista man ta visa didžioji politika, kur savivaldybėse politikos negali būti, gali būti tik tai ūkiniai reikalai sprendžiami. Kai dabar mes tiek puolėm ir ypač buvę tie komunistai, komjaunuoliai kaip Linkevičius, kur lošino ideologiją jaunus žmonės, dabar tiek jis puola amerikiečiam į glėbį, bučiuoja užpakalį jiem. Jeigu tas amerikonas atneš dujų portfelį iš 100 000 kilometrų, nigo. Supraskit vieną, jeigu gražiai sugyveni su kaimynais, ot kad ir gyvendamas gatvėje ar kaime, juk jeigu nelaimė ištinka, pirmiausiai kreipiesi į kaimyną. Ir kaimynas visuomet ištiesia ranką. O jeigu su tuo kaimynu gyveni ant peilio, nu tai žiūrėk, eini ir sau, nežinai, kurią dieną tą peilį gausi į nugarą. Tai mums reikia gyventi su kaimynais gražiai, gerai, prekiauti, ką galima, kaip sakant, išgauti pigiau, ar dujas, ar elektrą, imti visus tos tarpininkus ir turėdama tokius kaimynus, kaip sakant, kur viską maitinamės, Lietuva gali būti viena ekonomiškai stipriausių valstybių Europoje. Nes niekada nebus, įsikalkite į galvą savo, kad vokietis niekada nepadarys taip, kad lietuvis geriau gyventų už vokietį, prancūzas irgi, kad prancūzas blogiau gyventų, o lietuvis geriau. Niekada to nebus, mes reikalingi jiem kaip sakant, kad atvažiuotų žmonės, kad čia visa pramonė nušluota, visas tekstilės įmonės neblika Kaune, kad galėtų savo prekes kišti į Lietuvą kaip rinką, bet 4-3 milijonų nebėra, čia mažai jiem rinka, užtat šiandien ir klausimai su Ukraina tas dedas, jiem reikalinga rinkos. O Amerikai mes reikalingi kaip buferinė zona, kaip skydas. Jeigu kas ir įvyktų, tai pirmiausiai mumis nušluotų nuo žemės paviršiaus, kaip buferinė zona, kaip sakant, turėtumėm būti tas skydas apsaugančius amerikiečius. Jie amerikiečiai, mes esam jiem nulis, jie su mumis, kaip sakant, negalvokit, kad jie čia priveš dolerių, pristatys namų, pristatys gamyklų, fabrikų, ir čia jau gyvensit. Nebuvo to ir nebus. Tikėkit manim ir kas sakydavau, viskas įsipildė, viską tą pajautėt ant savo sprando. Lietuvis toks žmogus, kada jis turi pajusti ant savo sprandą, tada jis pradeda suprasti, kad kažkada kažkas, kad tas Šustauskas pasakė tiesą, bet neklausėm, daug gauna tokių atsiliepimų ir skambučių, kad jau šiandien iš Panevėžio skambino iš Kupiškio, jau šiandieną, sekmadienį. Sakau, sakykit savo tas bėdas, aš žinau visos Lietuvos bėdas, taip, kad reikia kovoti, įsilinkit normalius žmonės, nes buvo paleisti tokie gandai, rinkim milijonierius, nevoks milijonierius, tai jau yra jis ligonis pinigam, jis atėjęs norės dar daugiau pasididinti savo, kaip sakant, milijonų. Ką gero galiu padaryti,
kai man sako, ką tu gero Kauno padarė. O aš galiu jums paduoti, o ką gero padarė milijonierius Kaunui Matijošaitis. Prisistatė parduotuvių savo. Papildė savo dar ir taip turtingą kišenę. Ot. Ką padarei tu? Ką padarei? Stadionus, sumažinau skolas, pakėliau kvotas šilumos kainų supirkimą į 400 milijonų, kaip sakant. Mane, kaip sakant, konsultuodavo ministras Ašmontas. Dėkui tam žmogui, kur nuvažiuodavau su bet kokiu ministru kalbėdamas, aš tokią informaciją turėdavau, kad jie įsižiuodavo. O kodėl neklausėt, ką padarė Matijošaitis, pavyzdžiui, Kaunui? Neklausėt. Ką padarė per 24 metus konservatoriai, kurie buvo valdžioj? Kad baudžiauninkais pavertė, tai čia per daug ir mokslo nereikia. Uždedi mokesčius nepakeliamus, subankrutuoji smulkų vidutinį verslą, ir jis jau baudžiauninkas. Neklausė, bet visi toj, ką tu padarei, ką aš vienas galėjau padaryti Seime. Nieka, universitetą baigiau, pamačiau, kad aš nieką, 2 buvau projektus paruošęs, pamačiau, kad valdyba net nesvarsto, nepriima, yra mechanizmas, kad papulti į Seimą tavo paruoštas įstatymo projektas, turi dar praeiti valdybą, kelius nepateiksi, viskas nusipjau, tada kauškišti, kaip sakant, žaptus žurnalistam, baigiau universitetą ir baigiau ne už lašinius, kai visi baigė sovietinius universitetus, aš baigiau nepriklausomas Lietuvos ir baigiau be skolų ir diplomą gyniausi prie 4 televizijos kamerų. Tai jeigu kuris esat drąsus, prisipažinkit, kuris esat gynęsis prie 4 televizijos kamerų diplominį, kurį kiek prašavom, parodykit, kaip gyniausi diplominį, ką matytų Lietuva, ne viena televizija neparodo, nes jiem, nežinau kodėl, bet jie mane, kaip sakant, nemyli, nekenčia, kaip sakant, man tos meilės jų nereikia. Bet nenupirko su pinigais ir manęs nupirkti neįmanoma, nenupirks ir toliau. Ačiū uždėmesį.